Taigi reiškia, pagaliau atėjo suvokimas to žalio chlorofilo, kurį galima netgi nusipirkti, reiškia, naujose prekybinėse online parduotuvėse. Taigi gamta ir stichija nėra lošinimo šaltinis. Žalias, ne? Bet žalia spalva yra maitinantis šaltinis bet kuriais subjektyviais ar objektyviais supratimais. Tad bet kuriuo atveju visada gamta yra davėja, o ne žudytoja. Tad šitie visi ekstrasensai dirbantys tokiom ar kitom idėjom, ar tai iš esmės žalia, ar tai iš esmės pinigėlis žalias, kuris žalias duoda gamtos pasaulis stichijos, kaip aukso stichijos, bet tai vis tiek žalia, ar ne? Gal tai žydų vėliava, reiškia svastika? Šiek tiek jūs, žydai, nes visi turi savo vėliavas. Tai kokia gali būti žalia, reiškia, konstitucija neteisinga. Ar pasmerkianti Anglijos konstituciją, reiškia, žmogžudės žydelkas.